Tai ką, kalbinu istorinį žmogų, Irklis per Atlantą įveikusį Aurimą Valujavičių, bet man aktualiau yra Naujosios Zelandijos zigzago dviračių jo nuotykis, nes aš visus video peržiūrėsiu. Ir labai norėjau vieną dalyką paklausti iš techninės pusės. Ar dviratis atlaikė tokią kelionę? Jo, nes Surly dviratis tai yra gan populiarus tarp keliautojų. Tai aš su juo tik tais pakeliavau Indonezijai 10 000 ir dabar Zelandijoje 8 000. Tai jo rida tik tais 18 000. Tai čia kaip tokiam brandui tai yra tik startas. Ai, suprantu. O dabar aš norėjau paklausti dėl jūsų Irklis per Atlantą filmo, kurį montavo gerbiamas Lukas Čestovas, kaip ir streameris, kontento kūrėjas. Kaip vertinat visą savo tą filmą, kaip reikėjo tam tikras dalis iškarpyti iš viso filmo? Aišku, tas karpimas kartais būna skaudesnis, nes daug medžiagos sudėjom, daug gerų kadrų, bet tiesiog negalėjom tiek sudėti, nes būtų per nuobodus filmas. Tai manau, su Luku visai pavyko išgvildenti ir paimtas pikinius momentus, kas yra svarbu žmogui parodyti ir manau visai neblogai gavosi tikrai filmas. Bet aš manau, po kokių poros metų, kai jau online versijų nebebus, nes dabar žmonės gali online įsigyti filmus, tada aš padarysiu vlogus iš žalios medžiagos, tai kas buvo neparodyta filme. Aišku, ačiū labai už tokią naudingą informaciją ir man jūs susirgo tokie labai gražų žodžiai. Gyvenime būna ramių dienų, gyvenime būna raudrų. Svarbiausia, nenustoti ir kuoti. Ar šitus žodžius pritaikote savo gyvenime kitose kelionėse, pavyzdžiui, Zelandijos zigzagose? Ir, pavyzdžiui, sakykime, dar šitam PUBG show maču, kuriame dalyvaujat kaip, nežinau, sakyčiau, gal kaip svečias. Ja, aš labiau kaip svečias. Bet jo, ta prasme, aš visą laiką gal to sumąstymo, kad keep consistency, žinai, nes tai visur pasireiškia, nesvarbu, ar tu žaidi PUBG, ar tu mini dviratį, ar tu irkluoji, jeigu tu darai tą pastoviai, nuosekliai ir susifokusavęs į savo mindsetą, tai finale viskas gaunasi gerai. Tai, žinai, svarbu nenuleisti rankų vidury kelio. Nu taip, nes aš visų pirma, jūs labai, kai daug keliavot per užsienio šalis, paimkim Zelandiją dar paimkim kitas šalis, tai jūs labai mėgstat ne tai, kad keliauti ir vlogin, bet jūs labai mėgstat papasakoti apie jų kultūrą kitų šalių. Tai čia, taip kaip suprantu, jums YouTube'as dabar pagrindinis yra kaip ir, neskaityčiau kaip hobis, bet kaip darbas, nes jūs viską pertikėt mūsų Lietuvos visuomenį su savo video. Na taip, man jau YouTube'as yra ir hobis, ir aistra, ir uždarbis, ir mano video dienoraštis, nes aš raštiškai nerašau dienoraščio, aš kasdieną vloginu, tai man tai gaunas kaip atsiminimų tokia platforma. Nu jo suprantama, nes visų pirma, iš jūsų video galim pasisemti tam tikrų ir žinių apie kitas šalis, ne vien Europą, bet ir gal viso pasaulio. O šiaip, kaip vertinate vieną žmogų, kuris išplaukė į ramųjį vandenyną, kuris bandys dabar perplaukti, kaip jį galite įvertinti? Čia gal atsitiko dėl to, kad jūs esate jam tam tikras autoritetas? Ne, aš manau, Mockus ir seniau jau galvoja apie šitą idėją. Mes nemažai iš tiesų konsultavomės ir bendravom, tai kiek pavyko, tiek aš jam suteikiau tos informacijos. Aišku, ramusis vandenynas jau kitas žvėris negu Atlantas, vėl kitaip ten viskas yra, srovės vėjai. Bet svarbu labai startas, nes startas gaunas, kai tu atsiplėši nuo kranto, nustoja matyti krantus, truputį psichologija keičiasi, tai svarbu pirmosiam savaitėm susitvarkyti, įsivažiuoti ir paskui jau pradedi mėgautis kelionę. Nu jo, aš kaip žiūrėjau su video Lituanikos, tai man tas dalykas labiausiai toks gal užsifiksavo, kad jūsų visa filmuota ta kamera, kai buvo pritvirtinta prie valties, jinai atlaikė labai didelį, šiaip galiu pasakyti, net krūvis. Tai čia gal buvo iš karto apgalvota, bet gal sakyčiau, gal buvo ir speciali ta kamera, ar čia tiesiog buvo labai gerai pritvirtinta? Ne, mano nespeciali A7III, turėjau kelis laikiklius, tiesiog stengiausi laikyti kuo aukščiau virš valties lygyje, kad kuo mažiau purslų taškytų jos, nes sūrus vanduo tiesiog viską naikina, tai stengiausi išlaikyti ją sausą. Ne, tai čia kas be ko, nes, kaip sakoma, prieš gamtą ir nepakovasim, o šiaip man asmeniškai gal tos jūsų kelionės kažkas sakytų, kad čia nesąmonė, bet man asmeniškai, kai aš jūsų kanaloje sakau, grubiai jau kaip 8 metus, tai
Aš supratau, kad YouTube'as ne tik gali būti hobis, bet kaip ir pragyvenimo šaltinis, tiesiog reikia įdėti, neskaičiu, kad pastangas, bet reikia įdėti tą visą labai nuseklų pasakojimą ir be abejo nepamirškim, reikia gerų anglų kalbos žinių. Dėl anglų nežinau, vis tiek mano visas turinys lietuviškai, bet jo, irgi sako, va čia tau pasisekė, dar kažkas, sakau, jūs pasižiūrėkite skaičiukus, kiek yra vlogų įkelta mano YouTube. Ten parašyta 1300+. Tai kai tiek turinio sukuri, ta prasme, nuoseklumas yra ir tas, gyvenime atsiperka. Tai jo, YouTube'as pilnai gali būti kaip tavo gyvenimo duona. Iš to gyvent, bet reikia tikrai daug pastangų įdėti. Taip, nes nepamirškime, Naujosios Zelandijos video vos ne kiekvieną dieną būdavo. Kiekvieną dieną. Jo, nes visų pirma būdavo tarp Lietuvos laikų tai nuo 14-12 valandos, bet kai kuriuom net momentu tarp 11 ir 12 nakties net. Taip, nes Zelandijai 12 valandų skirtumas. Žinokit, jau turėsiu aš keliauti. Ne, tai kas be ko, tik linkiu sėkmės ir tolimose kelionėse, didžiausią laimę tiek su YouTube, tiek savo pačiam. Ačiū. Dėkui. Ačiū labai už pokalbį. Tai ką, kalbinu šitą streamerį Aistelio. Šiaip mane sužavėjo jūsų streamai, kad jūs jungiate tokį aktorinį žemaitišką savo net kalbą. Kaip čia kilo idėja tokį scenarijų pasirinkti savo streamams? Sveiki visi, be to, aš esu pats, kaip sakant, toks žmogus ir nuo savęs tiesiog natūraliai gimė toks charakteris, kur turbūt jau senai buvo pasislėpęs mane į viduje. Aš vieną dalyką pastebėjau, jūs labai su savo community labai mėgstat šitą kolabinti ir visokių tokių, kaip sakykime, humoristinių scenarijų ir žodžių patakot. Kaip jums taip visą tai gaunasi? Tiesiog, myliu, ką darau. Tiesiog for fun iš karto išnekat ir kažkaip nebijot kažkaip ten sukristi ir panašiai. Tai čia galiu net pagerbti. Tik norėjau paklausti, ko ateityje siekit į savo streamus, savo veiklos? Visko kuo geriau, visko kuo daugiau ir tobulėti ir vykdyti visas savo ambicijas, kurias turiu savo galvoje ir kurias vėliau visai neužilgo pamatysit. Tai ką, aš dar šiaip labai norėčiau jums ir padėkoti, kad esat labai toks, kaip, sakykime, visuomenės veikėjas ne tik streamuose, bet kad esat savanorių pajėgos. Esu matęs Instagram story, man asmeniškai tai yra patriotizmo įrodymas, kad atlaiko tokį fizinį krūvį, ne kiekvienam vis tai duoti tiek streamint, tiek būti savanorių krašto apsaugos savanorių pajėgose, nes biškai esu su tuo susidūręs ir ką noriu tuo pasakyti, ar streamai jums yra kaip hobis, ar kaip darbo šaltinis? Viskas viename, tai yra mano meilė, mano svarbiausias ir pats geriausias. Ta prasme, aš dirbu savo svajonių darbą. Nuo vaikystės to norėjau ir aš tai darau. Tai tiesiog čia yra mano svajonė, kurią darau. O kokios emocijos po šito PUBG mačo siekit nugalėti, ar tiesiog dėl gero vaibo, nes čia visų pirma susirinka visi streameriai, visi kontento kūrėjai į vieną bendrą salę, sužaisti šito PUBG mačo ir patirti geras emocijas. Kokios jūsų emocijos? Iš tikrųjų, tu mane ką tik užgaudai šitoje vietoje, kai mes literaliai esam paskutinėje vietoje ir esam pralaimėję, tai emocijos fainas, gera patirtis pasitikrinti save tokioj publikoje. Tai liūdna, bet džiaugiuosi, kad esam čia. O mano paskutinis toks būtų klausimas. Ką palikėtumėt savo žiūrovams, kurie nori streaming kurti kontentą ir panašiai, ką jiems palinkėtumėt? Svarbiausia, darykit ir viskas. Consistency is the key. Tai ką, ačiū labai už tokį trumpą interviu, suprantama, čia visi dabar skuba lekinis, nori klausyti rezultatus galutinius PUBG šio mačo. Ir ką, linkiu ne tik kad streamuose, bet gyvenimų pasiekti to, ko trokšta ir kiekvienas, kad ir tų pačių svajonių. Tai tiek, tai ačiū labai. Ačiū labai irgi. Visą geriausią. Tai ką, pakalbinsiu dar vieną šitą žinomą kontento kūrėją, kuris gal dabar žinomas kaip Laisvės TV, tiek ir Laisvės TV X, kur dar socialinių tinklų laidą. Kartu gal ir žinomas netgi Reddit'e už tai, kad jo auditorija, tokia kaip bendruomenė Reddit'o ir sukurs labai gerų mimus, kas seka Laisvės TV, žinot, kad buvo šitie Seimo rinkimų debatai. Ir norėjau tokį dalyką paklausti, su kokiais sunkumais teko susidurti tuo renginio metu?
Rinkimų ir debatų jūs turit omeny metu. Taip. Nu, man asmeniškai tai su jokiais, aš nežinau, turėjome puikią komandą, man atrodo, liktais Zoomai mums padėjo to renginio metu, tai neturėjom jokių trikdžių su transliacijom, kaip kad įprastai, ne, kaip kad kartais turėdavom. Tai nežinau, šiaip jokių realiai nebuvo sunkumų, nes programa buvo išpildyta lygiai taip, kaip jinai buvo surašyta. Kas liečia mano išėjimus ir mano segmentus, tai jie buvo irgi išpildyti šiaip tai virš mano lūkesčių, nes buvo pakankamai turinio, kad užpildyti daugiau langų, negu man reikėjo. Tai viskas buvo labai gerai. Tai kaip suprantu, labai galiu ir pasveikinti, kad viskas be trikdžių kaip ir gavosi. Visų pirma, galima jums ir taip gal pasakyti, kad jūs esate šiaip ir visuomenės veikėjas, kas susijęs su video kūryba ir kas susijęs, kaip 2 metai jau vyksta karas Ukrainoje, tai esate labai jau nekartą prisidėjęs. Ir šiaip paskutinis video jūsų apie Rasimentą, tai galiu pasakyti, tikrai labai nustebino, nes taip, aš sutiksiu su jūsų nuomonė, kad viskam nėra laiko, nes vien tiek Laisvės TV, kiek esu matęs su jumis video, tai tikrai duoda tam tikrą laiko pasiruošti ir visą medžiagos iškoti, kad perteikti visiems žiūrovams. Tai noriu paklausti, kiek laiko užtrunka tas visas pasiruošimas, kaip tas video padaryti Laisvės TV, ta prasme pagrindinė. Jūs apie STT turbūt, ne? Taip, ir Laisvės TV. Tai, o tai, kad Laisvės TV, aš nieko negaminu į Laisvės TV. Laisvės TV aš esu vienas prie vedėjų, tai ten dirba keli žmonės prie to videko, tai jis labai greit pasidaro. O STT darau aš, STT darau porą dienų, darosi STT. Šiaip iš tikrųjų nieko ypatingo labai, apie 2-3 dienas ir padarai jau epizodą nuo nieko iki išleisto. Nu, tai kaip suprantu, jūs tik tai esate kaip vedėjas, kaip suprantu. Tiek žinių taip, STT yra pilnai mano turinio vienetas nuo pradžios iki galo, o tiek žinių, tai aš ateinu paskaityti suflerį, realiai, tik tai paskaityti suflerį, tai nes tiek žinių iš vis yra kasdienės naujienos ir joms mes turime ar ne 4 skirtingus vedėjus, tai mes ten tiesiog rotuojam. Kaip suprantu, čia vadinasi jau net tam kanale komandinis darbas, o šiaip kaip jums sekasi bendrauti su galim sakyti, kaip tais naujaisiais Seimo nariais, kaip jaučiatės prie jūsų vienodai, kaip su kitais žmonėmis, kuriais bendraujate? Čia turite omeny, jeigu rinkimų naktį ar ne, arba debatų naktį, kai tenka su jais susidurti, nu nežinau, aš tai jos matau kaip paprastus žmonės, kurie eina į institucijų, į tam tikras pozicijas mūsų valdžios institucijose ir viskas tai, ir bendrauja kaip su tais žmonėmis. Tiesiog, kaip ne su tais žmonėmis, o bendrauja kaip su žmonėmis, nu tai kažkaip aš to per daug nesureikšminu. Nu tiesiog jūs bendrausiu tam, kaip čia paaiškinus, su tais žmonėmis kaip ir savo sulygis, tai man gal toks klausimas, jūs kažkada kartą metus įjungėt live transliaciją Twitch'e, gal čia taip tas streamas gerai, sakykime, nėra taip ištisai, ne hobis, bet gal tokia kaip gaunasi repeticija, nes prisiminkim, esat moderavę Komikone tam tikrus pokalbius, tai Twitch'as tie streamai kaip repeticija yra, ta prasme, žiūrovas, o negalvot kažką, ta prasme, su kontento, su streamais, ta prasme, su žaidimas ir panašiai. Galvoju daryti streamus, tiksliau ir darysiu streamus tada, kai įsirengsiu savo naują būstą, nes tik naujame būste bus geros sąlygos tai padaryti ir tada, nu tai čia tikėtina yra nuo naujų metų, tai yra nuo naujos, tiksliau, nuo naujų metų, kitaip tariant, nuo sausio mėnesio, norėčiau ir jau planuočiau daryti pastovius streamus, aišku, jie nebus tokie pastovus kaip gameriai yra pratę daryti, bet tarkim, pavyzdžiui, bent kartą į savaitę tai tikrai. Bet jūs šiaip esate labai toks žmogus, kur visur įsitraukit. O kokia jūsų nuomonė apie šitus, sakykime, live streamerius tiek Twitch'ui, tiek YouTube'ai, kurie gamina ir kurie kontentą, jūs matot kažką blogo ar ne? Ne, kodėl turėčiau matyti kažką, nu nebent mes kažkokį tai konkretų turėtumėm keisą, kurį galėtumėm paanalizuoti, o bendrai man tai ne, man streamingas bendrai kaip formatas, tai yra gyvo vaizdo transliacijos arba tai arba savo veiklos kažkoks gyvas transliavimas, arba žaidimų kažkoks gyvas transliavimas, man atrodo yra puikus formatas ir reikia žiūrėti tik tai, kaip tu jį išnaudoji, tai dėl to jis man yra ir patrauklus tam tikrą prasme, tik tai, kad aš asmeniškai šitame formate daryčiau gyvas reakcijas ir komentarų žanrą,
bandyčiau išpildyti, o populiariausias žanras šitame formate yra, aišku, žaidimus žaisti, bet tai viskas su to yra gerai. Ką mėgsti, ką moki daryti, tą ir darai. Nieko blogo tame. Kaip suprantu, jūs nieko prieš tokio kontento formatą, tai gal jūs, kaip suprantu, net jeigu yra galimybė, yra tokia kaip ir žmogaus idėja, tai tegu turi parodyti tiek YouTube, tiek ir Twitch, nes prisiminkim, jeigu neklystu, Vaidotas jau kaip 10 metų YouTuberis, tai gal reikia pavyzdį imti iš jo dar kitų streamerių, kurie nebijo viso to daryti ir panašiai, kokie jūsų apie tai nuomonė. Tai aš tai manau, kad kiekvienas turi savo, kiekvienas turi savo preferencijas, kiekvienas turi savo hobius ir kiekvienas daro tokį turinį, kokį nori daryti pagal save. Vaidotas, prisiminkime, irgi prieš 3 metus šiaip streamindavo, žaisdavo kompiuterinius žaidimus. Dabar, man atrodo, to nebedaro, bet užsiima kitais dalykais ir dabar yra linkęs į ten, nežinau, kokius tai daro namus, dabar daro automobilį, dabar, man atrodo, to automobiliu gal keliaus. Tai, pavyzdžiui, toks Vaidotas yra šiaip tai tobulas, iš esmės, tobulas arba arčiausiai tobulo gero YouTuberio pavyzdžio, kuomet laikui bėgant jisai save vėl iš naujo išranda, reinventina, yra tas angliškas žodis, ir jisai atranda naujus formatus ir naujus žanrus, kuriuose jisai save kūrybiškai realizuoja. Ir tai yra smagu labai. Taip turėtų visi daryti. Niekas neturėtų sėdėti užsiėmę vieną arklį, nebent jiems tai patinka. Bet jeigu tai nepatinka, tai tada reikia rasti būdų save iš naujo išrasti. Ir Vaidotas tai daro puikiai. Tai ką, tai ačiū labai už tokius mano kaip ir klausimus užduotus ir jau aišku už tokius gerus atsakymus. Tai ką galiu palinkėti sėkmės su visais projektais, tikrai jie nėra lengvi. Būna gal ir sunku, būna ir lengva, bet, kaip sakoma, būna gerų dienų, būna ir blogų. Sutinku, tai būna ir gerų dienų, būna ir blogų, bet svarbiausia yra, nieko, tai ta prasme, susirinkti save, pažinti save kaip kūrėją ir stengti save realizuoti, tai viskas yra gerai su to. Tai ką, ačiū labai už tokį įdomų pokalbį. Ačiū Jums, ačiū. Tai ką, šitą dar sutikau vieną žmogų, kuris išskirtinį kontentą daro, prisiminus gerus senus laikus 10 metų atgal. Tai legendinis YouTuberis, streameris, Easternas Europin, gal taip pasakyčiau. Labai norėjau su jum ir asmeniškai padėkoti už rajono istorijas, už mokyklos tuos video, nes man asmeniškai 6 atgal tokia nostalginės, tai kurti viskas atitiko mano asmeninį gyvenimą. Ir iš esmės jūsų streamai yra pagrindinė roleplay, esate paleidę savo serverą. Čia paleidot vien dėl to, kad buvo noras žiūrovams ar kažkas paskatino? Labiau gal, kad turėčiau kur pats žaisti, kur galima būtų kurti kokybišką RP ir tiesiog, kad būtų visiems smagu kartu žaisti ir mano draugams, ir žiūrovams, ir visiems kitiems. Ir visgi prisiminti senus gerus laikus, kaip suprantu? Aš labiau stengiuosi žmonėms perpasakoti savo gyvenimą, iš savo gyvenimo įvykius ir kaip tik tuo pačiu metu prisiminti tą nostalgiją, nes kai kuri tos video ir pats prisimeni, per ką tu praėjai, koks buvo gyvenimas tais laikais ir manau, kad kitiems žmonėms tie video suteikia nostalgiją ir tiesiog. Nes vien žiūrint visus komentarus, tai visi tokia nostalgija užplūdom, taip rašo, geras kontentas ir panašiai. Tai ką aš galiu pasakyti, tai tikrai labai vertinu, bet man įdomiausia toks klausimas, kaip jums šitas PUBG, sakykime, šitas visas, kur dalyvaujat šou mačas, kokius jums jausmus užplūsta? Šiaip dalyvauju tokiuose renginiuose pirmą kartą, iš tikrųjų, tai sunku su ko nors palyginti, bet žiauriai fainai, kad į vieną tokią areną sueina didžiausi Lietuvos kūrėjai. Tikrai atrodo, wow, kad jiems pavyko suburti mumis čia visus į vieną sceną, į vieną areną, žiauriai smagu, iš tikrųjų, žiauriai smagu. Aš gal sakyčiau, kad visi streameriai, visi jų tie žiūrovai yra bendras toks community, sakykime, tarp Discordų, servų, tiek YouTube'ės ar Twitch'o, tai yra kaip ir jau gaunasi vos ne visai jau ir šeimai vienas kitam padedam, nes aš kaip ir pasistreaminu YouTube'ai, man ne YouTube'e, atsiprašau, o Twitch'e, tai man irgi duoda tokių patarimų, kur tikrai net motyvavo pradėti ne tik streamus prieš metus laiko, bet ir pradėti ir video kūrybą, kurie gal ir pradėjau šitam Gimone ir šitam PUBG šumačią, nes pagrindė dabar čia pirmas realiai mano ir toks ir video, tiek interviu paimti ir parodyti, ką ir esu. Tai
galva toks iš jūsų klausimas kiltų, ką palinkėtų tiem žmonėm, kurie nori tuo užsimti neprofesionališkai, bet ta prasme kažkokią pradžią, kad ir turėtų, ką patartumėte savo patirties? Aš šiaip linkiu, jeigu jūs gaunat heitą ar kažko, jūs nesustokit, jūs darykit, jeigu jūs turit kažkokią idėją, nebijokit realizuoti, nes šiaip man irgi daug kas yra sakęs, kad čia nesąmonė, ką tu čia darai ir panašiai iš draugų rato, bet aš dariau ir kažkas iš to gavus, žmonėm patinka, žiauriai smagu, kad palaiko žmonės. Tai pagrindinis būtų toks patarimas, kad jeigu turit idėją, tai visada stenkitės, siekit tos idėjos ir darykit ir negalvokit, ką kiti jums sako. Tai čia visiems labai atitinka kontento kūrėjams, kur tikrai negatyvą rašo tuos komentarus. Tai čia visiškai sutinku. Plius jūs turit labai įdomų tokį hobį, šitą žvejybą, kur net paleistas buvo video, dabar bijau sumeluoti 8 minutės, kur biškai toks įdomesnis kontentas. Tai čia parodot savo kaip ir tokį hobį, kaip suprantu. Taip. Šiaip mėgstu žvejoti, jo. Tai jo, mėgstu žvejoti ir tiesiog filmuojam taip, kaip tiesiog prie kameros, kaip elgiamės realybėj, žvejojam ir pateikiam tai žmonėm, parodom, kokie esam realybėj. Taip, nes aš net galėjau pridurti, jūs ir realybėj to žvejybėj elgėtės taip pačiai kaip ir per streamus, bent jau aš taip pastebiu, nes nepamirškim, buvo pradžioje angliškas turinys, supratot, kad ne jums perti lietuviško, kur galiu pasakyti, labai atitiko gal viso jaunimo tą aplinką, to, kokio mes esame užaugom, tuo atsiprašė ne 2000 metų, kur būdavo Nokia 3310, atsimenu, dar būdavo tie seni kompiuteriai, kur būdavo kaitrinti šitie ekranai, tos visokios tos dėdžias, kur vargiau užfilmavau šitam gymonė, kur asmeniškai net užplūstų tokia nostalgija. Tai gal dėl to, kad ilgimės tų senų gerų laikų, bet pagrinde mes pripratę biški prie naujovės ir kasdien, kaip žmonės, turim tobulėti ne tik su streamais, bet ir su visokiais renginiais. Tai kokia jūsų apie tai nuomonė? Jo, aš galvoju, kad tai būtent šitas renginys yra vienas iš didžiausių, kuriuos aš esu matęs Lietuvoje. Ir jeigu mes dar ateityje pakelsim jo kartelę, tai čia iš vis bus vau, nes ką aš čia matau, kiek hebro pasiruošimų įdeda ir panašiai, tai čia yra kosmosas. Taip, nes mano pavyzdžiui, tai buvo pirmas, kuriam turnyje norėčiau sudalyvauti, tai būtų Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayer, nes aš pats esu žaidžiu dabar pagrindę su kitais kontento kūrėjais, kur tikrai bandysim svajonę gal paversti realybę. Pirmas toks buvo apšilimas, kai susijungėm ir buvo šitą komentatoriai ir vienas teisėjas, kaip iki šiol dar atsimenu, tai atkritau, likau 7, bet ką aš noriu pasakyti, kad yra mano irgi svajonė sudalyvauti tokiam pačiam renginyje, nors ne dėl laimėjimo, bet dėl vaibo. Tai pagrindė ir pas jus yra, kaip supratau. Taip, nes mes dalyvaujam, aišku, dėl vaibo gero, nes aš pasiėmiau savo draugus ir visiems, kad visi smagiai tiesiog leistų laiką, nes mes kažkokių pergalių kaip ir nesiekėm, nes mes tiesiog atvarėm dėl gero vaibo ir tiek. Ja, supratau. Tai ką, aš asmeniškai jums norėčiau ir padėkoti, nes jums jau ir laikas skubėti į šitą šumačą. Tai ką, ačiū labai ir paskutinis jūsų palinkėjimas žiūrovams. Jūs svarbiausia, žiūrėkit savęs. Teisingai. Gerai, ačiū labai. Ačiū. Tai kalbinu dar vieną žmogų, realiai tokį trumpų video kūrėją, sakoma, ekspertą, tai Judzika. Tai tavo nuomonė apie šį PUBG šumačą ir Gimoną? Šumačas, taip, normaliai, sakyčiau normaliai. Šiaip pati pradžia, aš atvirai pasakysiu, pati pradžia, pats pirmas mapas atrodė labai blankiai man. Atrodė, kad tokio hypo gal net nebuvo. O paskui vis toliau didėjo ir patys lenktynės, sakyčiau, buvo patys geriausias. Jo, šiaip sutinku, lenktynės tai šiaip nustebino, bet asmeniškai tu kuri tokį turinį, gali sakyčiau, net išskirtinį, šiaip grubiai sakyčiau, 5-8 minutės, bet jie, sakyčiau, topiniai yra. Kaip čia tau taip gaunasi? Daug kas mano, kad aš specialiai tai darau, bet aš tai darau iš intuicijos. Aš tiesiog pasiemu, pradedu montuoti ir aš tiesiog atrinkinėju klipus ir tai man automatiškai gaunasi, kad tiesiog tas video gaunasi. Čia man kažkaip čia išeina, kad tu geriausius momentus atitaikai, juos susikeli į programą ir susidėti, aš taip suprantu. Taip, nes aš, aišku, atvirai pasakysiu, aš ne pirmus metus jau darau tą montavimą, filmavimą ir aš žinau,
kas bus priimtina žiūrėti žiūrovui, kas ne, ir bandau iškirpti. Tai, palikti geriausius momentus. Tiesiog, jo, teisingai pasakyti. O nesvajojo pridėti apie streaminimą, nes tu streamini tik tai kartą, gal per 3 mėnesius ar panašiai, o dažniau nesinori pakursti streamų? Kol kas ne, bet ateityje, manau, jo. Gal ateityje nusimatys tai, bet kol kas tikrai nematau tikslo. Tai kas be ko, čia viskas ateina su savo laiku, nes realiai aš šitą gimoną tikrai nesitikėjau, kad aš gerų kadrų pafilmuosiu ir dar pakalbinsiu kitus konteto kūrėjus, kas asmeniškai net negalėjau nei pasvajoti, nei pagalvoti, kad gyvai atvykęs renginį. Ką gero, o ką gero pakalbinai? Iš visų, kas įspūdingiausias buvo žmogus, kurį man gal įspūdingiausias tai būtų streamerė Mantė, būtų streamerė Monologinė, Altų Republik pakalbinau, man labiausiai patiko, Paul Demiko buvo atvykęs, tai aš tikrai pakalbinau tokiais klausimais, kas susijęs su jo video kūryba apie šį gimoną. Ir aišku, pakalbinau Stelio, tai man asmeniškai, kodėl Stelio patiko už tai, kad turi tokį žemaitišką savo kalbą. Išskirtinis tas. Jo, taip išskirtinis ir be abejo Omatas ir visi kiti tie pagrindiniai. Ir aišku, tuos mažesnius streamerius irgi pakalbinau. O Džėlą nepavyko pakalbinti? Ne, su Džėlu tame yra esmė, kad jam nelabai patinka šitie pokalbiai, nes jis gal matomai to dėmesio daug gauna, suprantu, jam atsikosęs nori pabūti su savim, su savo mintim, gal ir su antrapusne, aš tai nežinau tiksliai kaip ten yra, tai tiek. O tavo nuomonė kokia būtų? Apie ką? Šitą visus kontento kūrėjus, kurie čia susirinko žaisti šitą PUBG show mačą. Ką aš žinau, buvo labai geras renginys. Tiesiog daug dėmesio traukė ir aš manau tikrai didelė šventė buvo visiems ir žiūrovom ir patiems kreitoriam. Šiaip, atvirai sakant, aš tai iš viso esu nustebęs tokiu renginiu, bent ir Gimonu, ir PUBG tai abiem tik tai dedu 100 balų, nes asmeniškai tikrai nesitikėjau tokio renginio ir tikrai nesitikėjau, kad tie galėsiu prifilmuoti. Ir aišku, mano video tai bus biškai kitokios, šį bus realiai vienas video vos ne 40 minučių. Labai gerai, labai gerai. Tai ką, ačiū labai už tokį atvirą ir pokalbį ir mano klausimus. Ir tiek, tai ko palinkėtum tiem žmonėm, kurie siekia kurti kontentą, live streamas arba video, tai koks būtų palinkėjimas? Palinkėjimas toks vienas, kad tiesiog darykit, jeigu jums sako kažkas galvoja, kad nedaryti, gal čia aš per anksti, gal aš jau per senas, gal per jaunas, tiesiog darykit ir įdėjus darbo atsipirks viskas. Aš tai galiu pasakyti tokį iš tokio jauno žmogaus, kur pasako, nesvarbu kiek tau metų, darykit ir viskas, tai čia yra iš tavęs kaip aukso žodžiai galiu pasakyti. Ir panašiai ir ką, linkiu bet kokios sėkmės su video ir gal ir su streamas. Tai va, ačiū labai tau. Ačiū labai. Ačiū, Gils, suprasi. Tai ką, noriu dar kartelį ir pakalbinti Tautilą laidų vedėją, kuris net, sakyčiau, kompiuterių kaip ir, sakyčiau, ne meistras, o gal vadinti net inžinierių. Aš nesakyčiau, bet okei, ačiū. Tai prašom. Tai tavo emocijos kaip žiūrovui apie PUBG show mačą ar patį komikoną? Atsiprašau, patį Gimoną. Gimonas viskas aфиgenai, taip buvo problemų su tam tikrais dalykais, bet įsisprendėm, aš manau, kad jau paskelbė, kad kitais metais vyks vėl, tai jis atvažiuos Gimonas visas stipresnis, geresnis ir pamatysim, iš ko pasimokė kažkokių klaidų, o šiaip showdownas buvo aфиgenas, šiaip iš vis, kaip padaryta, buvo tikrai aфиgenai padaryta, man labai patiko. Tiesiog ką noriu pasakyti, kad labai šaunuolė yra Gimonas, Litexpo, Livezonas, kurie darė streamą. Iš visko tokio sugalvojo dalyką Altų Republikos, Karoli, maladėts, jeigu žiūrėsi šitą video. Rilsa arba video. Tai jo, maladėts, ką galiu pasakyti, jeigu būčiau kažką tikrai padėjęs į vietą, į pavėsį, tik sakau, nes, Call of Duty irgi turi savo reikalų. Bet šiaip aфиgenas renginys, man labai patiko. Aš šiaip labai norėčiau asmeniškai ir padėkoti, kad tu nori traukti ir Call of Duty bet kokį, sakykime, multiplayer arba bet kokį, kuris šiaip dominuotų šitam info show, pavyzdžiui, 5 prieš 5 arba kiekvienas už save. Paimkite tą patį Warzone'ą, tikrai galim traukti. Aš, jeigu neklystu, dalyvavau, likau 7 vietoje, bet tai buvo pirmas kartas, kada pirmą kartą kažką gyvenime kažkur dalyvauju ir panašiai. Tai asmeniškai Kubilderiams ir Tautilui esu didelė padėka tikrai
išreiškiau už tai, kad jeigu ne jie, aš video savo būčiau nepradėjęs, nes pas juos, galim sakyti, buvo klaidų, bet kaip sakoma, žiūrim tą video, kur paleidom, tai pažiūrim su klaidas, analizuojam ir judam toliau, o tos video tegu lieka, kad ir su klaidom, bet bus labai geras prisiminimas. O gerbimi žiūrovai, galiu jums tiek pasakyti, darykit, kas patinka, kurkit kontentą, nes tokioj vietos susirinka kontento kūrėjai ir tampa bendra šeima ir geras community, taip pat ir su žiūrovais labai malonu pasisveikinti ir panašiai. Tai tavo nuomonė apie tai? Aš tam pritariu, čia realiai tam yra Gameonas, kad visi susirinktų tie, kurie ir kuria, ir kurie žiūri kūrėjus ir tiesiog pasidalintų gerų laikų, pažaistų žaidimų, išmėgintų. Tai aš net nespėjau net prieiti prie nei vieno žaidimo. Girdėjau, kad buvo X-Defiant ir mačiau, kad buvo Engines of Fury, tai šautautas Engines of Fury, nes turiu padelį iš jų. Tai galiu pasakyti, tai čia yra būtent ta vieta, kur susirinkti tiems, kurie gamina. Ir daugiau. Tai ką, ačiū labai už tokius mano ir klausimus ir atsakymus. Tai ką, linkiu jums sėkmės su visais projektais ir su kompiuteriu surinkinėjimas. Ir tiek.